praktika, sprendžiant asmenų, kurie turi nedarbingumą tam tikro laipsnio, kai yra skyrybos ir kai tėvai turėtų išlaikyti tuos savo vaikus, nors jie ir pilnamečiai, bet nedarbingi, arba iš dalies nedarbingi? Tai pirmiausiai tiksliau apibrėžkime situaciją. Kalbame apie tos atvejus, kai išlaikymą nori prisiteisti pilnametis asmuo. Ar tai skyrybos, ar jie anksčiau tėvai buvo susituokę, reikšmės neturi, nes visi yra vaikai ir tėvams bendra pareiga yra savo vaikus išlaikyti. Šiuo atveju, kas yra svarbu ir kas buvo aiškinama kasacinio teismo nutartyse arba spręstose bylose, iškilo klausimas, kokį asmenį laikyti nedarbingu. Ir pagal, pavyzdžiui, neseniai priimtą aukščiausio teismo nutartį, teismų nuomonės išsiskyrė. Žemesnių instancijų teismai laikėsi nuostatos, kad užtenka, kad yra nedarbingumas. Įstatyme yra pasakyta, kad turi būti asmuo nedarbingas. Kasacinio teisme sprendžiant bylą buvo vadovaujamasi nuostata, kad tai turi būti visiškai nedarbingas asmuo. O nedarbingumo sąvoką apibrėžė kiti įstatymai, pasiremiant kitų įstatymų nuostatomis, kokio laipsnio nedarbingumas turėtų būti, kad asmuo būtų vertinamas kaip nedarbingu. Kasacinis teismas išaiškino, kad turėtų būti visiškai nedarbingas asmuo. Tai, sakykime, vasario 16 ar 17 dienos paskelbtoje nutartyje buvo nustatytas atvejis, kai 35 procentų darbingumas yra vaikui, kuris prašo išlaikymo. Tokiu atveju jis dar pagal įstatymus yra laikomas iš dalies darbingu. Taigi, sprendžiant, kad jeigu išlaikymo prašo asmuo, kuris yra iš dalies darbingas, jis netitinka įstatymų nustatytos sąlygos, kad jis yra nedarbingas. Įstatymas nustato taip, bet kaip iš žmoniškos pusės pasižiūrėjus? Iš žmoniškos pusės pasižiūrėjus, tai reiškia, kad jis turi galimybę dirbti ir užsidirbti. Jis turi išnaudoti šitą savybę. Turėkim galvoje, kad mes kalbame apie paramos arba išlaikymo kaip paramos priteisiamą pilnamečiam asmeniui. Jeigu tai būtų nepilnametis asmuo, tai galėtų būti kitokios sąlygos. Jūs kalbat pagal teisę ir pagal teisę, jūs esat pagal įstatymus visiškai teisus, bet aš klausiu žmogiškosios pusės. Ar yra sąžininga žmogui, tėvui kreiptis iki aukščiausio teismo dėl 38 eurų per mėnesį dukters išlaikymo? Teismas neišnagrinėja ir nepajėgus ir jam nepavesta išspręsti visų moralinių ir finansinių klausimų ir dilemų. Tai šiuo atveju be abejo teismo sprendimas gali būti vienoks, o kita yra paliekama žmonių pasirinkimui, žmonių nuožiūrai, galimybėm ir teisė, kaip bebūtų, bet ji neapima absoliučiai visų gyvenimo klausimų. Ar tai reikštų, kad iš tikrųjų šitą nuostatą, kuria vadovavosi teismai, civilinio kodekso turiu omeny ir kitus įstatymus, reikėtų galbūt koreguoti, atsižvelgiant į tokią, kad ir konkrečią situaciją? Nemanau, kad tokia situacija yra vienintelė šalyje, o įstatymai paprastai keičiami, kai yra kažkokios svarbios nuostatos, kad reikėtų atsižvelgti. Gal galime manyti, kad nėra pakankamai lanksti situacija arba teismams yra palikta per mažai erdvės. Tai apie tai visą laiką galima svarstyti, ar tai yra teisinga nuostata, kad įstatymas yra šiuo atveju toks, sakykime, kategoriškas. Ar aukščiausias teismas turėjo kažkokią galimybę kitokį sprendimą priimti? Pagal galiojančius įstatymus ne. O jūsų praktikoje daug tokių atvejų, kada tėvas, sakykime, čia kalbant apie tą konkretų atvejį, kada tėvas nori išlaikyti dukterės ir skirti 38 eurų? Labai sunku į tai atsakyti, nes negaliu pasiremti dabar kokiais skaičiais. Antra, mūsų praktika tai yra gada išplėtota jau kasacinio teismo priimtomis nutartimis. Pastaruoju metu išlaikymo klausimai teismuose, bent kasacinio teisme sprendžiami gana retai. Todėl, kad tai jau yra iš seno suklostyta ir išaiškinta įstatymų taikymo praktika.
Tai dabar jeigu jums kaip žmogui ir kaip teisėja, bet sakykime teisėjas jau antroji pozicija kaip žmogus, ane? Jūs galite pasakyti, na, ar čia yra morali situacija, kada tėvas dėl 38 eurų per mėnesį eina iki aukščiausiojo teismo? Vis tik tai paliekama tam pačiam to paties žmogaus, jo paties apsisprendimui, o kiekvienas priima situaciją pagal tai, kokioje jis individualiai padėtyje yra. Tai reikia pažiūrėti, kokie jis padėtyje. Ar jis tikrai turi turto, kuris būtų pagrindas jam tokį išlaikymą teikti, ar jis uždirba, kad pats pakankamai pragyventų, galbūt yra kažkokios kitos aplinkybės, bet tai yra jo asmeninė nuožiūra. O ar teisinga, kad dabar moteriai po aukščiausio teismo sprendimo pragyvenimui per mėnesį liko 140 eurų, įskaičiuojant, ką turėtų grąžinti tėvai? Aš manau, kad tokioje situacijoje yra ne vienas Lietuvos gyventojas ir kiekvienas iš jų pasakytų, kad tai nėra teisinga, bet viena yra konstatuoti, tai yra teisinga ar ne, o kita realiai išspręsti. Tai mes, kada eina kalba apie teismus, mes kalbame apie teisinius būdus tai padaryti. Teisiniai būdai jie vis tiek yra riboti. Tai galima sakyti, kad teisė kartais su teisingumu nelabai ką turi bendro. Teisė negali atspindėti ir užtikrinti visų teisingumo aspektų. Antra, mes kada kalbame apie įstatymai sukuriamas taisyklės, jos vis tiek sukuriamos bendrai situacijai, kaip turėtų būti. Atskirais atvejais gali būti taip, kad teisingumas yra pasiektas bendrojo teisingumo požiūriu, o individualiai nepatenkintų tą situaciją visą laiką gali likti. Ačiū labai.